Matydamas jūs visus čia, matydamas tokią puikią šventę, galiu teigti drąsiai, kad tarp visuomenės ir kariuomenės naujų tiltų tiesti nereikia. Jie jau egzistuoja ir tvirtėja kiekvieną dieną. Nors Lietuvos laisvės ir taikos Lietuvoje priešininkai siekia silpninti ir griauti mūsų pastatytus tiltus, visi čia susirinkę esame tikri. Lietuva, Lietuvos piliečiai yra ryžtingi, stiprus, vieningai stoja prieš skleidžiamą dezinformaciją. Mūsų visų tikslas – taika, laisvė ir galimybė patiems priimti sprendimus savo šalyje. Todėl visuomenės parama rekordinėms investicijoms į mūsų gynybą nekelia nuostabos lietuviams. Pasitikėjimas Lietuvos kariuomenė siekia 73%. Tai mūsų karių, mūsų kariuomenės vadų nuoseklios ir sąžiningos tarnybos rezultatas. Šiandien didžiuojamės mūsų jaunuoliais, kurie drąsiai renkasi tarnybą modernioje Lietuvos kariuomenėje. 99% prisijungusių prie Lietuvos kariuomenės yra savanoriai. Tokia stipri kariuomenė nebūtų įmanoma be atsparios ir pilietiškos visuomenės. Stipriausias mūsų ginklas yra ne karinė technika. Stipriausias mūsų ginklas yra mūsų visų valia ir ryžtas stovėti tvirtai už savo vertybės, už savo šeimas, už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Šią valią mums įskiebijo Lietuvos didvyriai, Lietuvos partizanai ir jų rėmėjai. Tęskime pradėtus darbus ir visi kartu stiprinkime mūsų kariuomenę ir Lietuvą vardan taikos. Su partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena jūs visus. Ačiū.